Aha, 19 klausimas sudarytas iš kelių dalių. Pirmoje dalyje mums reikia dabar pasakyti, kokia buvo smūgio trukmė sekundėmis. Labai panašu į 15 klausimą, tik tai čia reikia sekundės apskaičiuoti. Kaip jau įprasta, pirmą padarysim naudodamėsi simuliaciją, jokių fizikos žinių žinoti nereikia. Antrą, pabandysim pritaikyti formulės ir pažiūrėti, kaip tai galim paskaičiuoti. Tai mums reikia grįžti 15 klausimą ir čia susivesti tinkamus skaičius. Kiek ten buvo? Maksimali jėga 360 Newtonų, kamuolio masė 0,45 ir įgavo 4 metrų per sekundę greitį. Įsivedam 360 Newtonų, kamuolio masė 0,45 ir įgavo 4 metrų per sekundę greitį. Dabar mes nežinom, kokia bus spyrio trukmė. Tai tiesiog pabandom su to, kas mums duota, pažiūrim, ką gausim. Aha, gavom labai didelį skaičių, 26,4. 16 ar tai 17 klausime mūsų klausė ir mes išsiaiškinom, kad greitis tiesiogiai priklauso nuo spyrio trukmės. Vadinasi, norint sumažinti greitį, mums reikia sumažinti spyrio trukmę. Tai pabandom sumažinti iki 0,05. Aha, iškart rodo, 20. Mažinam dar, 16, dar truputį, 8, dar, 4 metrai per sekundę. Tai spyrio trukmė buvo 0,01 sekundės. Dar, kad tik įsitinkintume, pabandom pažiūrėti 0,11. Aha, ir iškart rodo 4,4. Vadinasi, puikiai tiksliai tinka 0,01. Šitą ir galim tada rašyti į atsakymą. Tik atkreip dėmesį, mums sako užrašyti atsakymą tūkstantųjų tikslumu. Tai reiškia ne 0,01, čia šimtųjų tikslumu, bet 0,0110. Sistemoje, jeigu tu įvesi šitą atsakymą, tau kažkodėl rodys, kad tu negavai taško už šitą klausimą. Tai čia jie kažką patys susimaišė. Čia būtų teisingas atsakymas. Jie kažkodėl susimaišė ir 0,01 teisingas atsakymas. Aš įsivaizduoju, kad jie norėjo parašyti šimtųjų tikslumu, bet tiesiog padarė klaidą. Tai nors tau čia ir nerodys kaip teisingo, čia būtų teisingas atsakymas. Jeigu NŠA ištaisys savo šitą klaidą ateityje, tai parašysiu komentaruose ir papildysiu video aprašymą. O dabar 19.1 paskaičiuokime. (19.1) sprendimas yra labai panašus į 15 uždavinio sprendimą. Tai aš čia neisiu giliai į sprendimo aiškinimą. Rekomenduoju pirmą pažiūrėti 15 video ir čia labai panašu, tik tai truputį pertvarkyti formulę, kitaip reikia. Ir naudojame labai dažnai jau šitame struktūrinėme klausime naudojimo formulę, tai kad vidutinė jėga spyrio kart spyrio trukmė yra lygu kamuolio masė kart jo greičio pokytis. Greičio pokytis yra lygus galutiniam greičiui minus pradiniam greičiui. Pradinis greitis, kadangi yra lygus nuliui, tai galutinis greitis yra lygus greičio pokyčiui. Tuo tarpu vidutinė jėga nėra tas pats, kas Fmax. Vidutinė jėga yra lygi pusiai maksimalios jėgos. Kodėl, aiškinu gerokai plačiau 15 klausimą, pažiūrėk jį, jeigu neaišku. O mūsų formulė transformuojasi į tokią. Pusė maksimalios jėgos kart spyrio trukmė lygu masė kart galutinis greitis. Pertvarkom formulę, kad gautume spyrio trukmę. Jeigu neaišku, kaip aš čia tai pertvarkau, kada nors darysiu lygčių pertvarkymo pamokų seriją. Kol kas turėk minty, kad dauginam iš 2, nes čia buvo dalinta iš 2, o dalinam iš Fmax, nes čia buvo padauginta iš Fmax. Darom priešingus veiksmus iš esmės. Taip, ir gaunam, kad spyrio trukmė yra lygi toks atsakymas, kokį ir gavome simuliaciją.